Juodasis rytas horizonto toliai, kiek dar kelionė truks, broli, kiek dar dienų kol nuguls dulkės, kol tau ištars gulkis. Žodžiai teisingi kieno pusėje, tu rankoje akmuo ar dar būsi jo, kam tu teisėjas, kam rankos butelio, kam laiškas dugne butelio. Kuris čia be nuodėmės, lai meta tą akmenį, tau nepasirodė mes prakeikti. Romai, tu idiotas. Kodėl? Todėl, kad keli rūpesčių savo ir kitiems. Negi tu galvai, kad aš nepastebėsiu, kad tu prarijai monetą. Aš negalvojau. Tu gaudai, aš bėgau. O monetą prarijau. 1,5 milijono. 1,5 milijono. Taigi, kaip tu tikėsi 1,5 milijono, Romai, išgryninti? Aš negalvojau. Todėl, kad tu idiotas. Aha. Kur kitos? Likusios 8. 7. Vieną aš atidaviau tam durniui prie stoties. O kitą pamečiau. Kestas, viską supratai. Kai surasi ir atneši man likusias 8 monetas, tada Hansas suorganizuos tau kelionę, kuri priklauso. Ir dar vienas dalykas. Man reikia, kad tu suorganizuotum sutikimą man su Švarcu. Dėl statkomo. Supranti? Va. Nesuprantu aš čia nieko. Grafikai kažkokie, balansai, pardavimo pirkimo aktai. Ką čia rašyti reikia? Ko tu reikia, ko tu nervuoji? Darbą dirbu, nu. Taigi sakė, tau kuo daugiau bardako, kuo labiau nieks nesupras, tuo geriau yra. Nu tai kažką ir pildyk, nu. Pripildžiau viskas. Valera, nu nesinervuok tu, nu. Aš tai va pildau, man viskas gerai. Jo, matau, pildai. Romka, tu muzochistas. Tau kankinimai patinka? Aš žurnalistas. Man daug kas patinka. Gal ir muzochistas. Kas tau? Tu žinaigi, ko man reikia. Aš žinau, ko tau reikia. Bet ką, tu planuoji mane tuščią palikti? Tuščią, bet gyvą. Man reikia dalies šaibų. Man nereikia visų, man reikia dalies. O tu manęs nežudysi, nes nežinai, kur kitos monetos. Yra. Tiesos tavo žodis yra. Bet yra ir būdų, kaip tą tiesą sužinoti. Tai tiek žinių. O dabar galėjai. Esi laisvas. Maiklai, kuo tu stabdaigi, užsakom tą šokolado partiją pagaliau? Užsakysim, Goša, nesiparink. Bet aš turiu reikalų dabar, varau biškai, gerai? Pala. Kas yra? Sakau, turiu reikalų, varau. Žiūrėk. Nepridaryk nesąmonį, gerai? Okay. Viskas bus gerai, sėk. Nu, gerai, Okay. Davai. Jo. Stebėk ir pranešk man, okei? Jo, viskas, neturiu aš laiko. Visa. Nu, ko pyksta, darbinis skambutis? Aš ant savęs pykstu. Vėl prašovėm, nespėjom laimutį, praradom šūdas. Dar tie du balvonai meluoja išsijuose. Bet Šidlauskas atsirado. Ir ką? Kas jį patvarkė? Dabar žinom dėl ko, bet kas? Alio, Ką tik peržiūrėjau žinias. ką sužinojai? Tu puikiai žinai, ką aš sužinojau. Kaip čia suprast? Taip ir suprask ir nekelk panikos. Jokio pagrindo nerimui. Rūpinkis kitų mūsų reikalų, kuris neprasidėjo, o tu nepaaiškinai priežasties. Viskas iki. Aš sakyčiau, kad visas strėlės į Kitovo pusę. Aš sakyčiau. Aš irgi sakyčiau. Kaip man tą Kitovą dabar rast? Aš pagalvoju apie tai. Reiktų dirbti tą Kitovo sūnėną. Nu, banginį. Tai žėri, banginį.
O kokia nepatinka, ką? Kai nepatiks, pasakysiu. Tu vėl kažko lauki. Nu, kas čia neduoda man bankuot, nu. Aš sulaužysiu tą bangolaužį. Romka, tu labai nelaiku. Sveikas, klausyk. Pas mano problemos, gal galiu užeit, galvau. Romka, tu man visą kaifą laužai. Gerai, davai varyk kur nors pabūk ir vėliau užsuk. Aš neturiu kur eit. Nu tai pažvirbliukai. Mes suspykom. Nu tai susitaikyk. Goš, ko mes paskui to Maiklą šliaužėm? Koks tikslas? Blemba, reikia taip ir liuks suprast. Sunku to man padėti. Nu, kai aš nieko negirtu, tik noriu vieno daiktą ant tavęs ir ant tavo Maiklo padėti. Okei, Eimantai sakymas toks, supranti? Man Eimis nieko neliepia. Ar iš per tave savo visus šiktus įsakymus perdavinėja? Aš tave vyresniuoju stukačių padarėm? Blemba, Karol, nebūk gandonas. Nu, pažiūrėsim, kur tas Maiklas nušliauš ir viskas. Nu, davai, var. Nu, ką sužinojai? Nieko konkretaus. Kaip tave susė? Aš nežinau, pamačiau, kad seka Rovilų mišką. Gerai. Kur Donai? Užvertė? Nežinau. Ką reiškia, nežinau, užvertė ar mane Laiko nebuvo. Hibrytė gal, namo negriaunam, kiek gerai? Iš vis valinkite iš čia. Ramybės noriu, nusibodat. Nu, Goša, ko panikuoji? Va, tenai nuvarė Maiklas už kompos su tokia Lina. Nu ir? Viskas? Nu, taip. Kas ta Lina? Lina, prasteški tokia. Nu, kekši. Gražink babkas, nes kitaip pamatysi, bus bang ir game overis tavo. Levi, tu girdėjai? Ten kažkas šaudo. Antras bėg bus į koją, kur babkė sakyk. Ginklą, Dženės! Mes ginklą! Mes ginklą! Mes ginklą, sakau! Okei. Stop! Ar tu matai kažką? Ne, bet visai šalia kažkur. Kristė? Jofana. Kaip? Kristė. Mama. Tėti. Nenoriu būti viena. Kur jūs dingot? Tėti! Mama! Nenoriu būti viena. Kas čia vyksta, Laura, ko tu triukšmauji? Tėti, nenoriu būti viena. Tualetą nori? Nenoriu būti viena. Tėti. Alio, Laura. Kas čia per bairė, aš nesuprantu. Kas tu toks? Ką tu čia šneki, tu ką išprotėjai, Laura, taigi čia aš Slimas.
Kur mama? Padėsi man surasti mamą? Arba tėtį? Nenoriu būti viena. 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 Aš taip įsigandau, nesuprantu, kodėl jis mane užsipuolė. Maniakas kažkoks. Maniakas, sakot? Nu, kaip kitaip pavadinsi? Pažįstat jį? Ne, tai žinoma, kad ne. Ir ačiū jums, nes jeigu ne jūsų, o kaip kitaip būtų buvę? Na, mūsų toks darbas - padėti, gelbėti. Jūs į prostitutę, taip? Sakyk, Gošov, kas tas vyras, ko jis sekė mane? Eimantas, čia vardas Eimantas, jis labai pavojingas žmogus. O ką aš žinau, kodėl sekė jis tave, gal atkeršyt norėjo, kitu ant jo užsiroviai. Tai jis pažįsta tą Liną, jo? Aš žinau, nu ką žinau, paleis, nu. Goša, tu neišsikalinėk, tu viską žinai. Atsargiau reikėtų, panelė. Atsiprašau. Ir kaipgi tu ten atsiradai, Martnoni? Tiesiog mistinis tapimas. Pro šalį važiavau, išgirdau šūvį ir tada viskas, na, žinai, savaime. Tik sulaikyti nespėjau, gaila. O kaip tas tavo šaulys atrodė? Vitai, kai tave šaudo, nėra laiko žiūrėti į veidus. Per greit viskas vyko tiesiog. Nu, nukentėjusiai, ką nors papasakojo? Nieko daro. Nesupranta, kodėl buvo užpulta, užpuoliką matė pirmą kartą. Tai namo paleidau ir kai atsigaus po patirto streso, aš apklausiu dar kartą. Jo, yra naujiena, Martnoni. Sigitas Šidlauskas atsirado. Rimtai? O kur jis slapstėsi? Nesislapstė. Jų kūną rado kitos specoperacijos metu. Vat tokios tai mūsų kriminalinės naujienos. Martnoni. Nepatinka man tas Hansas. Nu, aišku, mes patys prisidirbom. Ne dėl to aš. Tas Šidlausko atsiradimas mane visiškai šviežiai išmušė. Aš negaliu susikaupti. Markai, kas tau daros? Taigi niekas net kas, kad čia tu. Tikėkimės, tikėkimės. Davai, varom užkast kur nors. O tu gal pradžiai pabandyk su Hansu susitikti. Pabandysiu. Dabar aš alkanas. Aš nežinau, kur monetos, nežinau. Prisiekiu, aš nežinau tikrai irgi nieko. Okei, nežinau. Gerai radau prie banginio namų. Kai Ronkos ieškojau. Ką tik gavau ekspertizės išvadas. Be Maiklo Statkaus ant šito ginklo yra ir Marko Kogano pirštukai. Kaip Marko ginklas atsirado pas Maiklą? Šitas šiuo metu man mažiausiai rūpi. Kodėl? Nes pasirodo, kad iš šito ginklo buvo nušautas ir Sigitas Šidlauskas. Tai Markas? Gal Markas. Bet Markas greičiausiai buvo tik vykdytojas, o mums reikia surasti užsakovą. Labas, Žvirmi.
Aš atsiprašyti noriu. Oho. Ponas milijonierius Vagišės atsiprašyti sugalvojo. Baig. Aš kaltas. Kaltas ir durnas. Niekada dar nemačiau kalto ir durno milijonieriaus. Ne milijonierius. Aš benamių šuo. Galiu apsikabinti. Įleis pas save, aš tau netrukdysiu, aš prie durų, jeigu nori ant kilimo gulėsiu. Ramiai bus. Pažadu. Tai nežais per daug. Sveikas. Šiandien turėsi išpildyti mano vieną fantaziją. Nevėluok. Ponas Algirdai, jūs nesijaudinkit, čia mes su kolega gal ir sumaišėm biškį, bet sutvarkysim viską. Jūs negali dirbti mano statkome. Jūs esat visiški neišmanėliai, glušai. Atleisk man viešpatį. Ką reiškia negalim? Galim, mes oficialiai darbinti esam. Mes greit mokomės su Valera, jūs mums pagrindus tik paaiškinkite. Aš nesiruošiu jūsų mokyti, idiotai. Ir perduokite Vladui su Švarcu, kad aš nepakęsiu tokių žeminimų. Aš esu solidus žmogus. Ponas Algirdai, mes irgi solidus žmonės. Susitvarkyk bent. Tu čia žiūri, pats susitvarkyk. Tėti, kodėl mane su šitu dėdė palikai? Kada mama grįš, pasilgau? Tu matai, kas vyksta? Matau. Laurutė, mes tuoj su tavim važiuosim pas mamą. Tikrai? Tai važiuojam? Tu važiuosi, padėsi man mažokas. Aš turėjau kitų planų. Planai palauks. Šitas dėdė važiuos su mumis? Man nepatinka, jis piktas. Ir man šitas dėdė nepatinka. Ypač po to, kai vienai pareigūnį vaiką užstatė. Dar vesti ją sugalvojo. Labuka, aha. Nusuvyšiu aš į Agnytę. Aha. Taigi laimėjau mūsų lažybas tada. Tai bėk jau parduotuvę pirkti mano šampaną. Neišsisuksi šį kartą. Alio. Agny, tu mane girdi? A tu mane... Laura neapsimetinėja, nesimuliuoja, kitaip sakant. Tai ji realiai išprotėjo? Nesakyčiau taip grubiai. Jos smegenys po patirtų išgyvenimų perkaito ir jungia saugiklius. Užsidarė saugime vaikystės pasaulėlyje. Nu, tai kaip jas sugrąžinti atgal? Gal yra vaistai? Patarčiau kuo greičiau ją perkelti tam skirtą gydymo įstaigą, kol dar nevėlu. Kitaip ji taip ir liks savo vaikystėje arba jos smegenys neatlaikys. Levi, Kristė, kur jūs? Levi, alio, ko jūs tylit? Levi, kas čia buvo? Levi. Gersi? Kur Kristė? Kur Kristė, Levi? Ji gyva?